Tai esu bendrakūrėja Mama mums rūpi projekto, kuris ir rūpinasi pogimdyvinės depresijos prevencija. Pati organizacija įsikūrusi Vilniuje, tačiau veikia visos Lietuvos, nacionaliniu mastu. Gan opus dalykas yra pogimdyvinė depresija ir Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, skaičiai yra labai panašus. Tai galima kalbėti apie pogimdyvinę depresiją, kuri visiems kaip po pavadinimas žinomas, tačiau plačiau žiūrint, tai yra aišku ne tik liga, bet yra ir melancholija ir apskritai laukas, kuriame atsiduria mama nėštumo metu, gimdymo metu ir po gimdymo. Depresija arba labai reikšmingus depresijos simptomus patiria beveik 20% pagimdžiusių moterų. Tai skaičiai yra labai dideli, tai viena iš 7 moterų pasaulio statistika teigia, kad susiduria su pogimdyvinė depresija. Mama mums rūpi veikla, manau, kad yra labai svarbi, reikalinga ir šiandieną dar su mumis ir Žvelk giliau iniciatyva. Šią iniciatyvą atsivežė Sveikatos apsaugos ministerijos higienos institutas, atkeliavo iš Jungtinės karalystės. Psichosveikatos stigmai mažinti geriausiai padeda kitų žmonių istorijos girdimos. Tai kai žmogus dalinasi savo istorijas ir kai pasidalina, kas jam vyko, buvo ar nutiko ir kas jo istorijoje padėjo, o kas apsunkino, tai klausydami tokių žmonių istorijas mes arčiau prisiliečiam, geriau išgirstam. Esu Lina, esu Žvelk giliau iniciatyvos ambasadorė ir dalinuosi čia savo istoriją būtent apie mamystę savo, sudėtingą istoriją. Tai mano istorija iš tikrųjų buvo tokia, kad gyvenau puikų gyvenimą, viskas buvo nuostabu, buvau laimingas žmogus. Tada pastojau, laukimasis buvo labai lengvas, bet tada įvyko kertinis lūžis. Man reikėjo keliauti į ligoninę ir tiesiog padaryti tokį iš anksto šiek tiek gimdymą beveik mėnesio anksčiau ir tai buvo labai sudėtinga. Ir nuo to karto viskas tiesiog atrodo, visas gyvenimas, kurį turėjau iki tol, tiesiog kritosi žemyn, pasidarė labai sunku, buvo daug sunkumų gimus vaikeliui, pati tiek vaikelis nemiegojo, žindymo sunkumai, aplamai visas toks spaudimas į tokį psichologinį krūvį, kurio aš tiesiog perėjo ir kurio aš tiesiog nebeatlaikiau. Iš tikrųjų, tai mane labiausiai ištraukė vyras ir artimieji, nes šiuo atveju tai vyras, mano atveju, nes kai jau man buvo labai blogai, aš jau nebedrįsau tos pagalbos kreiptis, nes tiesiog nebemačiau prasmės. Ir vyras tiesiog paėmė, supakavo mane ir nuvežė tiesiog pas gydytoją ir taip aš pradėjau gydymosi procesą. Taip, pagalbos linijų ir visokių grupių yra daug. Mano atveju tai buvo karantinas ir aš ieškodama jų, aš radau tik tokias nuotolinės pagalbos, tai yra kažkokias linijas, į kurias galima kreiptis, bet tuo metu pas mane buvo galbūt per daug įsisenėjusi ta depresijos būsena. Tam žmogui, kuris serga depresija, yra kartais toks jausmas, net nežinau kaip pasakyti, uždėtos akis, net nematai, net racionaliai negali suvokti, kad aš pasiieškosiu pagalbos ir pati savo padėsiu, taip neveikia. Lieka tik emocijos, kurios visiškai tave išbalansuoja. Turbūt gal kokiems 3 mėnesiams praėjus po gimdymo jau jaučiau, kad tos emocijos ima tokį viršų, aš jų nebesuvaldau. Tada jau supratau, kad nebegaliu susitvarkyti su tuo. Ir psichiatrė, pas kurią jisai nuvedė mane, padėjo, skyrė gydymą, skyrė vaistus, skyrė įvairias terapijas. Mano gydymas nebuvo toks, kad mane kažkaip uždarė ir atskyrė nuo vaiko. Aš visą laiką buvau šalia, labai daug padėjo tiek mama, tiek vyras be abejo. Būna visokių situacijų, būna, kad tiesiog net atstumimas tam vaikui atsiranda. Mano atveju taip nebuvo. Aš kaip tik, fanatiškai tą vaiką, aš labai jį mylėjau nuo pat pirmos sekundės ir man visą laiką jaučiausi nepakankamai gera jai ir man jai norėjosi visada ko geriausio ir ta meilė tiesiog yra begalinė mano atveju. Tai jinai visą laiką tokia buvo nuo pat pradžių, bet iš tikrųjų aš nuo pat pradžių ir pajutau sunkumą. Ir nežinau, ir viduje tiesiog jaučiausi tokia besidraskanti, kažkas negerai, tarsi aš nepakankama, tarsi aš negaliu suteikti tam vaikui visko, ko jam reikia. Pati savo dėjau tokias stigmas, kad būsiu gera mama, jei maitinsiu, jei miegos, jei neverks. Ir atrodo, niekas iš tų nesisekė. Jeigu jaučiat kažkas, kas atrodo negerai, tai yra pakankama priežastis bandyti eiti pagalbos.
Ir net jeigu, nelaukti, kol kažkas būtų dramatiškai blogai arba būtų kažkokia sudėtinga labai situacija, kartais nereikia, kartais paprastoj, kasdieniai, be jokių didelių sunkumų situacijų gali pasireikšti įvairūs simptomai. Ir jeigu savijauta sako, kad tu nesijauti gerai, tai kreipkis geriau pagalbos ir užkirstam kelią anksčiau, o jeigu ten bus kažkoks laikinas dalykas, kur savaime praeis ir lai praeina, bet tos pagalbos kreiptis vis tiek aš skatinčiau, nelaukiant.